Šiandieną kalbėsim apie pažintis ir Romantinės pažintys. taip, kalbinsiu, kaip visada, Simoną. Ir šiandieną mes kalbėsim apie susirašinėjimus, ką daryti ir kaip. Kalbėsim apie ką galima rašyt, ko negalima rašyt, kaip bendraut, kiek bendraut susirašinėjant ir taip toliau, nes būna labai keistų dalykų gyvenime. Žmonės padaro labai rimtų taktinių klaidų ir mes pasidalinsim savo patirtim, ką daryti ir ko nedaryt. Tai Simona dirba kaip pažinčių trenerė. Mano specializacija yra labiau poros krizės, bet kai būna jau žmonės kreipiasi ir dėl pažinčių, tai su didžiuliu džiaugsmu padedu. Todėl, Simona, startuok prašau pirmą gabalą, kuom nori pasidalinti šitoj vietoj, paprasčiausiai pasidalink ir, mieli žiūrovai, paprasčiausiai dėkit laikus, dėkit lavus, toliau klauskit. Tai yra, kadangi tai yra laivas, tai kol laivas yra, tai mes pabandysim atsakyti į jūsų klausimus. Nu ir žiūrėsim, kaip čia kas bus. Simona, startuok. Taip, tai iš tiesų susirašinėjimas, sakyčiau, ganėtinai svarbi dalis yra, kadangi tai yra pati pažinties pradžia ir kaip jūs susipažinsit, taip jūs toliau ir nuvažiuosit. Tai vadinasi, arba jūs eisit susitikti su tuo žmogum, arba galbūt net ir nenorėsit susitikti. Ir kadangi žmonės taip užreikšmina viską, tai iš to kyla tokių visokių prisigalvojimų, kad ką man dabar tokio padaryt, ką man dabar tokio parašyt, kaip man čia pakviesti. Ir pagrindinė klaida yra tas pergalvojimas ir susimaišymas ir pasimetimas ir sureikšminimas pačių žinučių. Ir iš to prasideda įvairios manipuliacijos, įvairūs žaidimai. Ir dėka šitų dalykų mes pasirodome galbūt net ne tokie, kokie mes esame iš tiesų. Tai vat ką aš noriu pasakyti, mano mokymai, aš manau, kad Šarūnai ir tavo, yra pagrįsti ne žaidimais ir ne manipuliacijom, o kaip tik, kad eiti į atvirumą, būti savim. Jeigu kažkur suklydot, atsiprašykit, kad, netyčia man taip gavosi, pabandom iš naujo. Tai vat, ką tu manai, Šarūnai, apie tuos visus žaidimus, kurių žmonės iš tiesų nori ir siekia? Jo. Tai pirmas dalykas, frazių paruoštukai. Dalinai veikia ir serijiniam pažinčiuotojam galima kai kurios šablonus naudot, bet jie turi būti labai žmogiški. Bet iš principo pirmas niuansas, tai yra gražiai sukurta anketa, normalios nuotraukos, šiek tiek aprašo, kad tai matytųsi, kas jūs per žmogus. Jeigu tai yra vyram, tai ypatingai svarbu. Moteriai svarbiau yra nuotraukos ir netgi jeigu jūs esate apkūni, vyrai neturi matyti ten labai iškištų krūtų arba užpakalio, bet figūrą jie turi matyti nuotraukoje. Kažkiek tai ta figūra, bet jinai neturi būti duckface'as su ta figūra, kur laikot gėlę, tipo čia man mėgstamiausia gėlė, o iš tikro akcentas yra į užpakalį. Ne, taip daryti nereikia. Todėl labai svarbu suprasti, kad vyram reikia parašyti, ką jūs galvojate apie pasaulį, jūsų mokytoją, jūsų filosofiją, savo šiek tiek charakterį. Geriausia tai daryti su specialistu, pavyzdžiui, pasiimat Simoną ir pradirbat, ypatingai vyrai, pradirbat anketą su moterim arba su moterimis, kad moteris pasakytų, kad tai esate iš tikrųjų jūs, vyrai. Tai yra, kad būtent tai atspindėtų tą anketą, nes pagražinta anketa jinai pridarys nesąmonių. Kitas momentas - pateikti save su jumoru šiek tiek ir taip toliau. Ir anketa yra pusė susirašinėjimo darbo. Nes
Vyras parašo labas, kas įdomiausia, labas, kaip tu, labas, pavyzdžiui, Simona. Simona ką pirmą padaro, jinai pasižiūri į anketą. Ir jeigu patinka vyro asmenybė, įdomus vyras, tada moteris atrašo. O šiaip jinai neatrašinės. Paprasčiausiai. Todėl centrinis aspektas yra normali anketa. Moterim tai nėra taip žiauriai svarbu. Svarbiausia nuotraukos, nes vyrai renkasi pagal nuotraukas, moteris labiau renkasi. Aišku, kad jūs vyrai turit nuotraukose atrodyti normaliai. Nereikia ten labai iščiustintų nuotraukų. Kaip ir moterim, nereikia 5 metus senumo dėti, aišku, nuotraukas, kur buvot jaunesnė ir dar gražesnė. Tai nuotraukos turi būti poros metų senumo, maks. Ir tada mes jau eisim, kalbėsim su Simona toliau, ką rašyti, ko nerašyti, bet centrinis parašymas yra labas Simona, labas Šarūnai. Ir moteris, rašykit pirmos, nes tai nėra iniciatyvos ir praradimas. Daugeliu atveju užmegzti pokalbį su tais vyrais, kurie jūs domina, pažinčių svetainiai, Tinderį, Facebook'e, labai galima, brangintis reikės biški vėliau. Tai yra nepadaryti taip, kad jūs pastoviai jūsų yra iniciatyva, susirašinėjimų, susitikimam ir taip toliau. Šito nereikia daryti. Parašyti pirmai, jokių problemų. Simona? Jo, aš pilnai sutinku ir dar papildyčiau, kad svarbu būtų nurodyti savo toj anketoj, kokių pažinčių jūs norite. Ar jūs labiau norite rimtos draugystės, ar jūs šiuo metu ieškot, kaip ten vadinasi, draugai su privalumais. Ar tiesiog jūs ieškote, paprastai draugo, draugės, tiesiog kažkur išeiti, nes būna iš tiesų visaip ir dar su kuo susiduriu, kad labai dažnai žmonės sako, kad čia tos pažinčių programėlės yra skirtos tik vienadieniam, nerimtiem santykiam, nerimtiem susitikimam. Tai yra iš tiesų netiesa. Būkite atviri ir konkretus su tuo, kokių pažinčių jūs iš tiesų ieškot. Kad arba aš ieškau rimtų pažinčių, arba aš ieškau ten vienadienių, vienkartinių susitikimų. Nes tai yra normalu ir žmogiška, ta prasme, visų poreikiai skiriasi, tiek vieno, tiek kito. Ir taip jūs iš tiesų atsisijosit tuos žmonės, su kuriais toliau tęsti tą pažintį. Nes jeigu matot vyro arba moters toj anketoj, kad jisai, pavyzdžiui, ieško vienadienių nuotykių, o jūs galbūt norite rimtų santykių, tai gal net neverta tam tada žmogui ir rašyti. Neverta. Neverta, nes paprastai tie, kurie rašo, kad nori, ta prasme, flirto, tenai sekso ir taip toliau, jie paprastai taip ir daro. Jeigu žmogus parašęs ir to, tada reikia, paprasčiausiai su juo susitikti, perklausti jo būtinai. Ir, mielos moteris, pažinties pradžioje, jeigu jūs ieškote, ilgalaikės pažinties, nesimylėkit per pirmus susitikimus, nes tai atsijos tuos vadinamosius ONS, One Night Standerius vadinamosius angliškai, o vienos nakties nuotykių ieškotojus. Aš nieko prieš prieš tos vienos nakties nuotykius, tik tai būkit atsargus, pasisaugokit, labai nelyskit ten daug, nevarykit, nes tie visi dalykai, jie vis tiek veikia psichiką, energetiką, tai kažkiek tai ten tų galima būti tokių vienanaktinių pasimylėjimų, bet labai nepiktnaudžiaukit, nes prie to priprantama, neužsipildysit jūs jais, nepaisant to, kad tai nėra kažkas tai tabu arba labai blogai. Dar vienas niuansas, nemeluokit savo. Kokių pažinčių norit? Norit tik tai susitikinėti, turėti gražius pasimatymus? Noriu gražių pasimatymų. O apie santykius negalvoju. Toliau, noriu santykių. Noriu nuotykių. Nebūtinai reikia rašyti sekso. Aš, ta prasme, ieškau nuotykių. Taip, mes turim, Gedimino klausimą, matau. Bus įdomu, bet paskui. Ir dabar
Tada dabar nušokau nuo minties, Simona tęsk, prašau. Jo, čia vat užsiminė apie tuos vienkartinius nuotykius, o kaip sakant, jeigu jau taip nutiko, kad turėjo tą vienkartinį nuotykį ir angliškai jūs ghostino, tai vadinasi tiesiog žmogus toliau nebekuria ryšio su jumis, nu tai atleiskite sau, pasimokykite iš tos klaidos ir ramiai nusiraminkit, išjauskit tą skaudulį, kad vat mane toliau su manim nekuria ryšio ir judėkite toliau, nes dar vat papildysiu į Šarūno tą mintį, dėl ko geriau neturėti tų vienkartinių nuotykių iš karto su žmogum, su kuriuo jūs nežinote, apie ką tas santykis, ypatingai moteriam, kadangi moterim tas kuria net ir hormoninį prisirišimą, nes moterim pasimylėjusių vyrų išsiskiria oksitocinas, kur ir tuo metu mes prisirišam. Tai čia Šarūnas vat paaiškino iš tos daugiau energetinės pusės, kada mum užsimezga tas švelnumas, bet ir visiškai iš mokslinės pusės, nu vat taip yra. O vyram oksitocinas nesiskiria, kadangi vyro paskirtis ir yra vat išleidau sėklą ir judu toliau, kaip sakant. Vyrui skiriasi tas oksitocinas tik tada, kada jisai iš tiesų yra kontakte su moterim ir ją myli. Vyrui užmuša tai motyvacija. Paprasčiausiai pasimylėjimas per greitai paprastai nubraukia ilgalaikių santykių tikimybę, nes vyras turi biškį pasistengti pakovot, biškį pasistengdamas pakovodamas, jisai tokiu būdu pradeda pamilti moterį. Ir jeigu jam per greitai gaunasi gražus nuotykis, tai dažniau priveda prie nutrūkimo. Kas įdomiausia, tai nėra 100% taisyklė. Būna atvejų, kada ir pasimyli per pirmąjį pasimatymą ir viskas ten nuvažiuoja į ilgalaikius santykius. Bet tai yra labiau dėsningumas. Aš vis dėlto dabar, Simona, aš Taip. primenu, kad mes daugiau papasakokime apie to, ką rašyt, ko nerašyt, kaip bendraut. Jo. Centrinė tema, nes mes pradėjom labai iš giliai, apie anketą reikėjo pakalbėti. Aš dabar įdėsiu komentarą Gedimino ir tada mes atsakysim į jo komentarą. Aš dabar išmesiu ant ekrano ir tada tęsim apie susirašinėjimą, kaip bendraut. Labas, esu iš tų vyrų, kuris greitai atrašo į merginų žinutės, rodo dėmesį, dalina komplimentus. Tačiau internete populiarūs pažinčių treneriai teigia, kad toks bendravimas moterims labai greitai atsibosta, rodo, jog ji tarsi tapo centriniu objektu mano gyvenimo, o aš esu pastoviai pasiekiamas, prieinamas, gal net nuobodus. Toks, dėl kurio dėmesio moteriai nereikia stengtis, kovoti, siekti. Kokia jūsų nuomonė šio klausimu? Simona, pradėk komentuot kaip modelį ir aš tada pakomentuosiu irgi savo pusės. Tai šiaip reikia suprasti, kad iš tiesų daug žmonių ateina į tuos pažinčių portalus, kaip pavyzdžiui Tinderį, Bumble ir panašiai, pasikelti savo uodegą, pasitvirtinti savo vertę, arba tarkim žmogus dar visai nesenai yra po skyrybų ir jisai ateina taip vat, kad kažkaip užsipildyti save iš naujo. Tai tiesiog turėti omeny, kad daliai žmonių netiks tas dėmesys, nes tiesiog tie žmonės būtent ir siekia to dėmesio. Jų tikslas, galutinis tikslas nėra santykiai, draugystė, ryšys, pažintis, o tų žmonių tikslas yra vat, ir būtent tai, ką vat, jūs duodat, kad ten komplimentai, dėmesys, tai tas žmogus vat, iš jūsų susirinko šitą dėmesį, gavo tai, ko jam reikia ir viskas. Ir jisai vėl eina, kaip sakant, prie naujos aukos, nes jau tas žmogus, tarkim, jau nučiulpia iš jūsų tą dėmesį ir energiją, viskas. Jūs jau nusibodot, eina prie kito. Tai turėti va šitą dalyką, kad, tiesiog ne visi žmonės ieško tų pačių dalykų ir tas yra tvarkoj. Tai tiesiog pamatėt, kad, tarkim, į tuos komplimentus arba į kažkokius kvietimus, į dėmesį jum neatsako lygiai taip pat, arba
Jum atrašo, pavyzdžiui, ten po 3 parų, po paros, po savaitės, nu tai jūs tiesiog nesat tas variantas būtent tam žmogui, kuriam jūs rodote dėmesį. Tai va, tai tiesiog nustojat su tuo žmogum toliau dalint A, komplimentus ir einat prie kito. ne, nereikia jokių komplimentų. Dabar taip. Tai dabar mano dalis, jeigu Simona baigei, Taip, tai dabar momentas yra toksai. Natūraliai normalios, pavyzdžiui, jeigu tai vat rašo klausimą vyras, natūraliai normalios žmogiškos mergaitės, neišpaikintos nesveiko kiekio vyrų dėmesio, jos atrašinės žmogiškai ir ganėtinai greitai per dieną atrašys. Todėl ar labai jau ten reikia manipuliuoti? Nes jeigu esi toks žmogus, kuris atrašo ganėtinai greitai, per valandą, ten taip toliau, sukūrinėti savo vertę, užlaikant žinutes, yra ne ta vieta. Reikia matyti, vat kaip Simona sako, kokia žmogaus natūra, kaip jisai žmogiškai bendrauja. Nes interneto pažintyse pusė žmonių būtent renka tik tai dėmesį, kaip pats Simona sako, ir yra išpaikinti, ištvirkinti to dėmesio ir ten dasimušti iki tų gražuolių, ypatingai tai yra moteriško atveju, yra neįmanoma ir nereikia. Nes tai yra dažniau, jeigu jos ten atrašinėja retai ir taip prasme uždariais atsakymais, tai reiškia, kad nieko gero nebus. Bet čia turėkit omeny, kad viena iš taktikų, kur sako Simona, palikit ramybėj, bet iš principo jūs galit pabandyt toliau sau ramiai atsipalaidavę tęsti pokalbį. Ir svarbus principas, kur mes mokom su Simona, yra toksai. Lįskite kuo greičiau iš susirašinėjimo į pirmą video skambutį, pirmą audio skambutis, paskui video skambutis, nes tenais jūs pamatysit, kas yra kas. Po video skambučio kartais būna nukrenta noras susitikt su žmogum. Turėkit, jeigu jūs ieškot normaliai, rimtai savo pažinties, galit turėti netgi kitą telefono numerį kuriam laikui. Bet iš principo yra tokia funkcija blok, tai ne problema netgi. Tame, plus, nesusitikinėkit pirmus pasimatymus prie savo namų. Nerodykit, kur gyvenat, susitikinėkit viešoje vietoje, kur būtų nepavojinga ir viskas bus gerai. Tai centrinis momentas reikia, jeigu esi normalus vyras, kuris normaliai bendrauja su tom, kas patinka internete, tau labiausiai tiks tas žmogus, kuris atsakinėja normaliai, pagarbiai, palaiko pokalbį, tai yra, normali mergina, moteris. Dalis tų serijinių pažinčių moterų, jos yra paprasčiausiai jau nebe toj erdvėj, kažkokiam kosmose, iki kurio dasibelsti gali pikaperiai. Yra pikapo technikos, kurios veikia, bet jeigu jūs ieškot moters tik tai vienai nakčiai, tada galit studijuot pikapą, aš esu prieš pikapą, bet galit studijuot ir turėsit jūs tų rezultatų, bet tai bus vienadieniai įvykiai, kurie papūs jūsų uodegą, kuri po poros dienų nusileis. Ir tai yra labai labai laikina. Tai supraskit, kad jeigu tai yra išpaikintos merginos arba vaikinai, arba moteris, arba vyrai, su jais nesimegs pokalbis, jeigu žmogus išsikalinėja gyvenime, jūs manot, kai jūs susirašysit ir pritaikysit tas technikas, jisai pasikeis susitikime, jūs turėsite reikalų su tokia bjauria asmenybė. Jinai, ta asmenybė, net ir susitikus, netgi jeigu bus paskui įeis į pažintį, jūs suprasit, kad tai yra labai negražūs dalykai. Tai yra paprastai seriniai, labai žiauriai, daug dėtinantys žmonės, jie
Išskyrus va matau vienas žmogus parašė, šitą vyrą rekomenduoju. Yra, nu, ta prasme, jie nelinkę eiti į ilgalaikius santykius. O mes su Simona nemokom, kaip apturėti vienos nakties nuotykį. Tam yra kitos metodikos, tai niekur labai smarkiai neveda. Mes labiau padedam žmonėm, kurie ieško taip, turėti malonumą pažintyse, netgi kai kada pasimylėt, netgi vienos nakties nuotykį turėt. Bet mūsų centrinė pagalba yra atrasti savo partnerį ir, kaip parašė vienas iš mūsų klausytojų, paprasčiausiai taip nusibosta moterim, tos, kurios yra išlepintos gausybės vyrų dėmesio. Su tokiom moterim nėra ko tenais labai lysti į pažintis, nes jom visi netinka. Jos ieško tokio egzotiško ekskliuzyvo. O kas įdomiausia, to, kas randa, nedaug dieve, narcizus, psichopatus, ten, žodžiu, iš didelio rašto, iš didelio pasirinkimo dažnai tokios moteris pasirenka labai keistus variantus. Ir jeigu jūs esate normalus vyras, jums nieko gero iš to nebus. Ar nori kažką finalizuoti į šitą klausimą, Simona, ar einam prie sekančio komentaro? Jo, aš dar vat papildysiu irgi tokį dalyką, kai mes per daug žmogui rodom dėmesio ir tiesiog rašom dieną iš dienos, savaitę iš savaitės, tai pagrindinis dalykas yra nebūkite susirašinėjimo draugas. Jeigu jūsų tikslas yra santykiai, ilgalaikiai santykiai, tai nebūkite susirašinėjimo draugas ir tiesiog apskritai tos žinutės yra skirtos tiesiog pasitikrinti, ar aš noriu toliau pažinti tą žmogų. Ir kai kalbam, kad toliau pažinti tą žmogų, tai aišku kalbame apie gyvą, realų susitikimą. Tai vat lyskit iš to susirašinėjimo draugo padėties, nebent jūs to ir ieškote. Ir kelios dienos kažkokiem lengviem susirašymam geriausia yra vaizdo skambutis ir tada jau žiūrit, ar jūs norit susitikti, ar nenorit susitikti. Ir dar vat irgi papildysiu, kodėl labai gerai yra prieš pasimatymą pirmą susiskambinti su žmogum. Tai čia bus istorija iš mano pasimatymų patirties, kur aš susirašiau su vaikinu, atrodė viskas lyg ir tvarkoj, lyg ir normalus, rašo padoriai, viskas tvarkoj. Ir sakau, man būtų malonu prieš susitinkant pirmą susiskambinti su tavim, kad pasižiūrėt, koks tu žmogus esi ir kaip tu bendrauji, labiau akis į akį. Žmogus sako, gerai, viskas tvarkoj ir ką jūs manot? Kas antras žodis skambutė buvo pip, 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 pip. Tai va, merginos, žodžiu, ir merginos, ir vaikinai. Iš esmės, tos žinutės kuria netikrą santykį, netikrą ryšį ir jūs užmezgat iliuzinę partnerystę, iliuzinį įsivaizdavimą, kad wow, koks tas žmogus bus, kaip čia, kaip jisai man čia eilėraštukus rašo, kaip jisai man čia savaitėm labas rytas, labanakt rašo. Eikite, dar kartelį, išeikite iš susirašinėjimo draugo pozicijos ir eikite į gyvus pasimatymus. Žinau, kad tai yra baisu, tai tam mes su Šarūnu ir esam. Taip, matau, daug turim klausimų, ar kažką čia dedam, ar nededam. Taip, dar vienas akcentas yra toksai, vyrai, nesiekit labai moterų. Pagrindinis centrinis momentas, kur mes su Simona mokom, yra bendravimo iniciatyvos vienodumo išlaikymas. Tai yra, vyras gali 60% daugiau rodyti bendrai iniciatyvos, bet jeigu moteris nedaro savo 40% darbo, žinokit, vyrai, nelyskit, nes jūs paskui vešit santykius visą gyvenimą. Tai yra, vyras šiek tiek įdeda daugiau iniciatyvos, daugiau darbo, bet jeigu moteris nededa,
tas iniciatyvas. Arba jūs jos nedominat, arba paprasčiausiai jinai tokia asmenybė. Jūs norit paskui, kad jūsų ilgalaikiuose santykiuose jinai nedėtų iniciatyvos. Atsirinkinėkit tas moteris, kurios yra žmogiškos, kurios moka reikšti iniciatyvą, bendrauja, ta prasme, eina link jūsų lygiai taip pat. Tai va, dabar tada, ar pažintys gali būti viena iš pramogų formų? Recreational dating. Taip, tikrai taip, Martynai. Vienareikšmiškai, ir aš pažįstu Martyną, ir jis galėtų irgi patart, nes jisai šiuo metu deitina ir tai yra nuostabus pašnekovas ir mes kartais nuo karto su juo darom laidas. Tai recreational dating taip, dalis žmonių bijo eiti į pasimatymus, nes reikės atidirbinėti ir kažką ieškot. Tai yra toks didžiulis darbas. Ne, pasidarykit grožį iš tų pasimatymų, turėkit gerą laiką. Vienareikšmiškai. Toliau, ar serijinis deitingas gali kažko išmokyti bendravimo psichologijos inteligencijos? Aš tada atsakau ir Simona pakomentuosiu. Tai ir pikapas moko tų dalykų, tik tai ant jo nereikia labai smarkiai išsirauti, ypatingai pikapo dalis mokyklų yra nužmogintos. Moteris vertinamos balais tik tai ir ten kabina balus chebra. Aš kalbu, kad reikia išlaikyti žmogiškumą ir, pavyzdžiui, tiek pažintis studijuoti, tiek, pavyzdžiui, tą patį pikapą vyram pasistudijuoti, kaip išmokti bendravimo psichologijos, taip? Kaip sukurti ryšį, kaip sudominti ją. Galima, tik tai nepanaudokit to piktam. Čia yra problema, kad mes dažnai, kaip moteris vartoja vyrus, labai stipriai bando išsukti visus resursus ten, žodžiu, visai padaryti ir pakišti po padu, vyrai bando išdulkinti pusę regionų su tom žiniom. To nereikia daryti, nes tada moteris dalį pikaperių mato, kad jie manipuliuoja. Ir jeigu žmogus pasimoka pikapo ir paprasčiausiai tai pagražina savo bendravimą, tame aš problemos nematau. Simona? Jo, tai aš pilnai sutinku, kad tu gali irgi pakomentuoti, kaip dažnai mes naudojam tas manipulacijas. Tai aš irgi esu susidūrus su to manipulacijom ir irgi mano tokia irgi kita istorija su kitu vaikinu deitin prieš susitinkant, kad irgi merginos nepasimokit ant tokių dalykų, kad, žodžiu, vėlgi vaikinas atrodo normalus, susirašėm, susiskambinom, viskas tvarkoj ir jisai sako, kad oi, aš čia labai noriu su tavim susitikti, tu čia tokia faina. Ir sako, bet aš dabar labai užimtas esu, aš žinok, aš čia, man čia tiek darbų, čia ir tas, tai, šiandien labai norėčiau, bet niekaip negaliu, aš čia, sakau, okei, gerai, kitą kartą. Ir paskui po kelių valandų man tas vaikinas rašo, viskas, aš čia taip norėjau tave pamatyti, kad aš čia tuos darbus pasistumčiau, kad su tavim susitikčiau. Ir, žodžiu, ir mes susitikom. Ir paskui man tas vaikinas prisipažino, kad sako, aš čia taip specialiai tau parašiau, kad aš atrodyčiau toks labiau užsiėmęs savo darbais ir kad aš tu atrodyčiau įdomesnis. Tai, žodžiu, irgi, jeigu jau pasirinkote naudoti tas manipulacijų technikas, su jom viskas yra tvarkoj, bet jau tada, jeigu jau naudojat, tai nesakykit, kad aš čia taip specialiai padariau, nes, tada jau taip truputėlį gal įdomiai atrodys. Jo, tai aš irgi taip galvoju, kodėl tu man taip sakai, nes, šiaip, jeigu žmogus su jumis norės susitikti, tai jisai su jumis ir susitiks ir be tų jokių manipulacijų. Tai... Dar vienas niuansas, komentuojant Simonos momentą, turėkit omenyje, jeigu jau sakot, kad užsiėmęs, tai jau tada darykit iki galo, nes kai aš esu užsiėmęs ir paskui aš prieš pirmą pasimatymą pakeičiu plokštelę ir pakeičiu savo planus ir rodau, ką?
kad aš praktiškai meldžiuosi jau moteriai. Turėkit omeny, kad, ką Simona sako, nureikšminkit moteris, mėly vyrai, nes jos yra žmonės. Jas reikia mylėti, o ne jom melstis. Statyti ribas ir mylėti. Mylėti veiksmais, mylėti žodžiais. Statyti ribas, kai išsikalinėja arba kažkokios tai nesąmonės daro, bet nereikia jom melstis. Ir va šitas atvejis, kur vat papasakojo dabar Simona, yra, kad vyras iš principo pasakė, tu man, aš tavęs nepažįstu, Simona, aš jau susidariau vaizdą, aš prisižiūrėjau paveiksliukų, man patinka tavo šikna ir papai, ir aš dėl jų bėgu, keičiu savo gyvenimą ir lakstau paskui tave, aš tau meldžiuosi, tu man dievybė iš karto. Kaip jūs manot, kaip moteris pasižiūrės į tokį veikėją, kuris iš karto meldžiasi? Tai pirmas dalykas, technika. Baikit, centrinė technika yra. Ko moko ir pikapas? Nesimelskit moteriam, pradėkit su jais kaip su normaliais žmonėm kalbėtis. Nesudievinkit jų savo viduj. Oi, koks 10, Dieve mano, aš netgi pakeisiu savo šitą agendą ir, ta prasme, padarysiu laiko, aš būtinai čia su tavim turiu susitikti. O moteris žiūri, sako, dar vienas meldėjas. Jis į mane nei žmogų kaip žiūri, jisai susikūrė kažkokį tai dievybės atvaizdą ir aš ateinu kaip dievybė. Man malonu, aišku, kad tu laikai mane savo dievybę. Bet, Simona, patvirtink, kad tai yra, blemba, bjaurus jausmas. Ir tada iš karto moteriai nusileidžia, nes vyras yra, kaip? Simonas dar nepažino, jis yra tokiam entuzijazme. Tai jisai mato tik tai Simono genetiką, grožio genetiką. Ir jis net neplanuoja pažinti, jisai nori, atsiprašau už žodį, bet, atsimasturbuoti savo fantazijose ir iš karto pasimelsti ir pažaisti aistros žaidimus. Jam neįdomi moteris kaip esybė, nes jisai dar jos nepažino, o jis jau tokį entuzijazmą reiškia. Tai atsipalaiduokit. Ir jeigu negalit kol kas nesudievinti moterų, ir jūs meldžiatės moteriškam grožiui, ten žavesiui, moteriškumui, tai bent jau techniškai nedarykit tos klaidos, nerodykit per didelio entuzijazmo. Pažinkit moterį. Žiūrėkit vis dėlto į moteris ne tik kaip į grožio šaltinį, bet kad jos yra asmenybės. Ir jų dalis asmenybės yra normalios. Ir jas reikia mylėti, gerbti ir žavėtis. O dalis yra gražios, bet labai pavojingos. Ir tą reikia pažinti. Ir vyrai, nebūkit naivus, dalis gražių moterų, kaip ir negražių moterų, yra labai bjaurių charakterių, kuriems sutraumuos paskui vėliau psichiką taip žiauriai, negrįžtamai, kad jo. Todėl, Simona, dar pratęs, prašau, jeigu dar turi kažkokią mintį. Tai aš tiesiog taip užtvirtinant, apibendrinant, kad kuo ilgiau jūs būsit, jūs bendrausit vien tik tai žinutėm, tuo labiau jums va šitas sureikšminimo jausmas į tą žmogų jums tik ir auks. Naudokit žinutės, susirašinėjimus, tik kad susitarti dėl pasimatymo, kažkiek trumpai pasiskambinti ir pasižiūrėti, ar jums tas žmogus atrodo normalus, kad nebūtų Tinder, Swindler, kaip iš to filmo kažkokia tai istorija, kur žmogus yra įtartinas. Tiesiog trumpai susirašot, kokie jūsų tikslai, ko jūs ieškot, ko domitės gyvenime, kokie pomėgiai ir taip toliau. Pasiūlot susiskambinti ir derinat pasimatymą, derinat gyvą susitikimą, jeigu viskas atrodo jums tvarkoj. Ir pasimatyme pažindinatės, o ne tom žinutėmis. Dar vieną Martino komentarą iš šitą, ar serijinis datingas. Tai dar kartą, galima, nes, pavyzdžiui, aš serinį datingą praktikavau, aš turėjau 500 pasimatymų savo laiku. Ir paskui aš su švilpesiu nusikabinau savo dabartinę žmoną prieš 13 metų. Su švilpesiu. Ir kai Martinas parašė tokį dalyką, manau, kad jei vyras šių savybių neturi, tai yra, jis neturi socialinių įgūdžių, jis netrauks moterų. Taip, socialiniai įgūdžiai yra didžiulis pliusas. Mokėjimas kalbėti, prasikalbėjimas. Tai nereiškia, kad vienišiai ir melancholikai ir, ta prasme, intravertai neturi šansų. Ne, bet intravertas, kuris
bendrauja su moterimis, studijuoja psichologiją. Jis turi daugiau variantų, daugiau pasirinkimo ir jis yra žavesnis moterim, nes iškalba yra įgūdis. Todėl, Martynai, 100% sutinku, kad tas įgūdis bendravimo, jisai daro vyrą, net intravertą, gražesniu, patrauklesniu moterim ir tikrai šansas atrasti savo moterį yra greitesnis. Simona, ar dar turi kažkokį komentarą šitam Tai momentui, ar mes einam prie to? aš Prie kito. tiesiog paantrinu, kad bet kokį dalyką galima išmokti, išsitreniruoti, pažinčių, pasimatymų meno lygiai taip pat galima išmokti ir išsitreniruoti lygiai taip pat, kaip mes einam į salę ir auginam tą raumenį, lygiai taip pat ir su pasimatymais yra. Tai kada mes einam į pirmąjį pasimatymą arba ten pirmą kartą susirašom su mum patinkančia mergina, tikrai bus baisu, nes galvojam, ką čia pasakyt, ką čia parašyt, gal čia tas labas kažkaip kvailai nuskambės, o kada jau tai darysit 50 arba 100 kartą, tai, nu ką, tiesiog, vat, dar vienam žmogui aš parašau. Ir kaip ir Šarūnas sakė, žiūrėkite į tą savo simpatiją visų pirma kaip į žmogų ir kurkite tą ryšį per draugystę. Tai va, tiesiog treniruokitės, rašykite, eikite pasimatymus ir nenusiminkit, jeigu kažkoks žmogus jūsų simpatiją jum vat neatrašo, arba jūs padarėt kažkokią tai netaktišką klaidą. Tai aš irgi lygiai taip pat esu ten, nežinau, kažkokiu tai nesąmonių kvailysčių prirašius. Nu tai ką, tiesiog pamatai, kad oi, šitas dalykas vadinasi neveikia, arba šitas dalykas ir šita taktika neveikia vat būtent su konkrečiu žmogum. Ypatingai kas liečia humoro jausmą, tai vat irgi čia sakyčiau labai slidus dalykas tuose susirašinėjimuose, nes man irgi yra buvę dalykų, kur, pavyzdžiui, vieni žmonės mėgsta labai juodą humorą, aš nesu tas žmogus, tai tiesiog taktiškai... Jodo nereikia. Humoras labai gerai, jodo nereikia. Ir seksualaus humoro nepatartina iš karto varyti. Todėl dabar toliau, Simona, tu pradėsi nuo tokio klausimo. Kodėl vedė vyrai sėdi pažintyse ir kodėl su jais įdomiausia bendrauti? Tai va čia vat aš tada klausčiau Agnės, o kodėl jūs bendraujate su vedusiais vyrais, jeigu sakot, kad su jais įdomiausia bendrauti? Įdomiausia bendrauti jai. Įdomiausia bendrauti. Tai va čia, Agnė, jum tada pamastymas, dėl ko jūs su tais vyrais bendraujat, ko jūs iš tų vyrų tikitės. O šiaip apskritai kalbant, kadangi čia jau tokia, sakykim, sąlyginai išdavystė, dar ne fizinė, bet jau tokia emocinė išdavystė yra, kada mes esam santykiuose, kada mes esam įsipareigoję, nebūtinai vedę, bet apskritai, kada jau esam įsipareigoję ir tarkim, ilgalaikiuose santykiuose. Ir pradedam su kažkuo ten flirtuoti, su kažkuo susirašinėti. Ir atrodo, kad, o Dieve, tarkim, tas žmogus yra įsipareigojęs, aš esu laisva ir pradedu bendrauti su tuo žmogum. Tai kas labiausiai traukia tame žmoguje, tai sakyčiau, ne tiek, kiek pats žmogus, kiek tas žaidimo elementas ir tas dalykas, kad reikia kažkaip slėptis, reikia dabar neišsiduoti, reikia planuoti tuos pasimatymus, kažkaip kažkur slaptai kažką čia tokio susukt, apsukt, kad mūsų neužtiktų, kad mūsų nepamatytų. Ir turėkit omeny, kad mes žmonės esam emocijų narkomanai. Tai šitas bendravimas su įsipareigojusiu žmogum mums labai duoda tokio adrenalino. Ir mes kurį laiką mes važiuojam ant to adrenalino ir mes save, kaip Šarūnas mėgsta pasakyti, mes save masturbuojam ant to adrenalino. Nors šiaip protu, tai mes suprantam, kad, kur tas santykis nuves. Nelabai kažkur gali nuvesti.
bet nuotykis garantuotas. Taip, Dalis taip. žmonių, tiek vyrų, tiek moterų, yra emocijų naudojimo narkomanai. Dopamino, adrenalino narkomanai. Ir dalis mūsų yra užsihukinę, bet kaip pripratę prie įspūdžių. Ir kai nėra tų įspūdžių ilgą laiką, mes labai dažnai bandom tos įspūdžius išgauti pradžiai lengvesnėm formom, o paskui tas formos tampa vis labiau iškreiptos. Todėl vienas iš variantų yra turėti meilužius, vedusius vyrus, tai yra viena dalis. Tai paantrinu Simonai, tai yra moteriai yra įspūdžiai stipresni, turint omeny, jeigu tai yra vedęs vyras. Antra dalis yra vedę vyrai, yra jau protestuoti, reiškia jie tinkami santykiam. Ir tokio vyro nunešus yra didesnė garantija pateliai turėti patogų patiną. Aš kalbu dabar apie instinktyvėją psichologiją, ne apie racionalų mąstymą. Be to, turėkit omenyje, kad moteris yra ne tik esybė, žmogus, bet ir patelė. Ir šitoj vietoj užimti patinėliai yra patrauklesni, nes jais kažkas domisi. Moteris turi instinktą, kad jeigu vyrų domisi kažkas, reiškia jis yra įdomus. Ir dėmesys iš karto krypsta į tokį vyrą. Todėl pastebėkit vyrai, kol jūs esate santykyje, pas jūs pastoviai ateina progos, jumis domisi kitos moteris. Tik tai išeinat iš santykių, susidomėjimas moterų dingsta jumis. Todėl, kad jūs nebevibruojat užimtumu. Užimtumas moterim yra seksualu. Traukia jis, aišku, ne per libido tik tai, nieko ten labai ypatingo nėra, bet tai va. Dabar trečias momentas. Mes dažnai bijome sėkmės ir renkamės, tai yra ne mes, moteris. Jeigu čia moteris uždavė klausimą, tai aš atsakau į moteriškai dalį. Mielos moteris, jeigu jūs pastoviai turit reikalų su vedusiais vyrais, jūs bijote santykių. Jūs greičiausiai praeitį nudegėt žiauriai ir to normaliai neišgyvenot, jūs iš tikro turite sėkmės baimę. Tada jūs einate į bergždžius santykius, tam, kad neduok Dieve, aš nueisiu į normalius santykius ir paskui vėl nudegsiu. Būsiu išduokta, palikta be dėmesio. Tai yra didžiulis dūšios skausmas, mielos moteris. Ir po poros nesėkmių žmogaus gyvenime, tiek vyrų, tiek moterų, paprastai dalis žmonių pradeda elgtis traumiškai. Ir vienas iš variantų, kodėl moteris renkasi vedusius vyrus, yra trauminės patirtis. Simona, ar turėsi kažką, ar einam prie sekančio komentaro? Jo, aš dar va truputėlį pridėsiu dėl to susirašinėjimo su tais, su užimtais vyrais, nesakysiu lyties, nes tai gali būti lygiai taip pat tiek moteris, tiek vyrai. Tai labai dažnai tas užimtas žmogus, jisai pradeda labai daug laiko ir dėmesio investuoti į savo susirašinėjimo objektą. Tai apskritai turėkit galvoj, kad jeigu žmogus jum labai daug rašo, ta prasme, 24/7 ištisai ten ir eilėraščius siunčia, ir labas rytas, ir labanakt, tai šitas dalykas nereiškia, žinučių kiekis nereiškia, kad tas žmogus su jumis nori kurti santykį. Žmogus tiesiog turi kažkokią tai fantaziją ir dėl to jis jums rašo. Lygiai taip pat kaip ir mažas žinučių kiekis irgi neparodo, kad žmogus su jumis nenori susipažinti. Galbūt tai yra tiesiog tokia žmogaus natūra ir kad žmogus yra labiau linkęs bendrauti realybėje ir jis naudoja tas žinutes, socialinės medijas tik tais tam, kad jisai pamatytų, ar nori su jumis toliau bendrauti ir kad nustatytų tą pasimatymo datą ir laiką. Ir viskas. Ir jisai su jumis nori bendrauti realiai. Tai irgi atkreipiu dėmesį, kad gali dar labai patikti tas
toks dalykas, kad, manim domisi, manim žavisi, tai vat irgi ne tik, kad tas kuria adrenalino jausmą, išskirinėja, kad vat mes turim kažkaip slėpti su tuo įsipareigojusiu žmogum, bet tas dar ir duoda labai tokį pakylėtumo jausmą, kad, manim domisi, vat, koks ten vyras arba kokia moteris, vat kaip man gražiai rašo. Ir jūs tada užmezgat su tuo įsipareigojusiu žmogum santyki socialinėse medijose. Ta prasme, negyvą santykių jūs mezgat. Ir tai yra santykis apie nieką. Tai Per fantaziją. nemeluokit sau, nemeluokit A, sau. aš dabar reziumuosiu klausimą. Kodėl vedę vyrai sėdi pažintyse? Tam, kad pasikelti savo uodegą, nes gavęs dėmesio, dabar taip, pažintis paprastai nueina ilgalaikius santykius, ilgalaikiuose santykiuose dažnai degraduoja tiek širdies ryšys, tiek seksas, arba vyras pasijaučia, kad pavargo, arba nukrito savivertė vyro, dažnai vedę vyrai sėdi pažintyse tam, kad pasikelti savo savivertę ir netgi pasimylėjus su kažkuo tai šone, jisai grįžta į šeimą, pakeltą uodegą ir toliau tęsia, ta prasme, poros santykiai. Jeigu tai daro vedusi moteris, dažniau tai yra jau širdies klausimai ir tai yra katastrofinė situacija. Dažniau, nepaisant to, kad aš to nerekomenduoju daryti, mėly vyrai, bet tai nėra katastrofinis variantas santykiam, kai vyras kažką tai ten tokio padaro. Mielos moteris, pamatėt, kad jūsų sutuoktinis arba ilgalaikių santykių partneris chatina Tinderį, pažinčių saitę arba dar kažką, pasako, to nebus. Jeigu toliau nereaguoja po poros pastabų, paprasčiausiai laikinai nutraukit santykius. Tai yra, dar kartą, nieko baisaus, nepergyvenkit, bet po pastabų davimo, jeigu žmogus pasitaiso, palikit tai ramybei, jeigu nepasitaiso, reaguokit, ta prasme, duokit pasiekmes, nes kitokiu atveju jūs apsukinės aplink pirštą, o yla visą laiką išlenda. Todėl, nepaisant to, kad nieko baisaus vyrui sėdėti pažintyse, pamačius tai, sustabdot tą veiksmą, pasakot, to nebus. Jeigu toliau jisai tai tęsia, matot vis tiek, kažkada pamatysit, jeigu tęsia, baigia santykius. Tada vyras susipranta, atsiprašo, arba nesusipranta ir toliau eina laisvai į gražų ir laimingą kupiną nuotykių gyvenimą, bet be jūsų. O jūs susirandat vyrą, kuris jūsų ribų laikosi. Jo, ir dar biški, kaip sakant, užgrosiu ant tos sąžinės natos, kad jeigu jūs bendraujat su įsipareigojusiu žmogum, tai turėkit omeny, kad 50% atsakomybės dėl šito susirašinėjimo irgi yra jūsų, nes dalyvauja ne tik tas įsipareigoja žmogus, o dalyvaujate ir jūs. Nes, kaip sakant, tas bendravimas, draugystė, ryšio kūrimas yra kaip šokis. Šokė dalyvauja du žmonės. Ir jeigu vienas žmogus išeina iš to šokio, tai ir kitas nešoks arba susiras kažką kitą. Tai nemeluokit savo, kad tai jeigu aš čia jam nerašysiu, tai vis tiek jisai susiras kažką kitą. Tai čia tas vyras yra kaltas, kad gero vyro nuo moters taigi niekada neatplėšiu. Tai turėkit omeny, kad vis tiek jūs tai yra ir jūsų dalinai atsakomybė. Taip, aišku, ir tas įsipareigoja žmogus eina į išdavystę, bet jūs, vadinasi, atsakote į tą išdavystę ir jum yra tvarkoj, va šitoks susirašinėjimas. Tai pagalvokit, ar jum būtų taip malonu, jeigu jums už nugaros jūsų mylimasis, jūsų partneris su kažkuo ten susirašinėtų per naktis. Tai truputėlį pabūsiu jūsų tas sąžinės balsas. Dabar grįžtam prie centrinės temos, susirašinėjimas pažintyse, ką rašyti, ką nerašyti. Dabar taip, tai dar kartą. Pirmas, normali anketa. Ypatingai vyrui. Moteriai ypatingai nuotraukos. Normalios. Bet ne 5 metų arba 10 metų senumo arba retušuotos. Toliau. Rašoma
paprastais žodžiais paprasčiausiai: "Labas, Simona, a, kaip šiandieną tu laikaisi?" Jeigu atsakinėja trumpai "Gerai", jūs ne jos. Nes gali dar parašyti: "Klausyk, aš, bandau su tavim pabendrauti ir pakviesti susipažint, bet tu matau netgi atsakinėji taip, labai uždarom frazėm, tai aš negaliu, su tavim palaikyt pokalbio, padėk man." Yra viena technika. Jeigu atsakinėja moteris jum arba vyras trumpom frazėm, kur negalima nieko, prisikabint. Tai yra uždaryti atsakymai. Kaip tavo šiandien diena? Gerai. Dieve mano, ką? Stop, gerai, tada ramiai perklausyt. Klausyk, šiaip aš, parašykit paprasčiausiai, klausyk, tu mane domini ir aš noriu su tavim pačičiatinti, ta prasme, pakalbėti trumpai ir pabandyti tave pakalbinti, paprasčiausiai pasikviest susipažint. Jeigu toliau žmogus atrašinėja, taip labai paprastai ir neduoda informacijos apie save, palikit jį ramybėj. Jeigu atsakinėja kažką tai, kaip tavo diena, pasako: "Simona, papasakoja, kaip jos diena." Užduoda klausimą arba neužduoda klausimo, bet papasakoja savo dieną, tada iš tos dienos dar jūs savo dieną papasakojat. Kaip jaučiatės, kas šiandien vyksta, kokie planai ir taip toliau. Dar tokių porą susirašinėjimų, taip trumpai apie gyvenimą. Kas įdomiausia, geriausia anketoj dar ir prašyti: "Aš esu už gyvą bendravimą." Tai yra labai geras momentas, kuris iš karto, jeigu moteris skaito anketą, mato, kad yra konkretumas. Lygiai taip pat porą frazių persimetėt, jos tik tai yra įvadinės, kad įvyktų sutepimas bendravime. Nereikia nieko blatno rašyti. Paprasčiausiai ta moteris, kuris susidomės jūsų nuotraukom ir anketom, arba vyras, atrašys, bet jums svarbu išvedinėti pakankamai greitai, kaip Simona sako, į gyvą bendravimą. Ir bendraukit kaip žmonės, nieko, jokių technikų labai nereikia, patirtis padeda, bendravimo technikos padeda, bet labai to sureikšminti nereikia, bet nereikia sureikšminti tiek vyrų, tiek moterų. Eikite, turėkite malonų bendravimą, turėkite gerą laiką ir kas bus skirta, įvyks. Simona, paskutinis tavo žodis. Jo, tai aš dar apibendrinant vieną dalyką, kurio, man atrodo, nepaminėjom, tai yra atsakymų greitis. Ir tai iš tiesų labai daugumai žmonių, tai yra iš tiesų viena iš tų manipuliacinių formų, mes dalinai tai kaip ir aptariam, bet gal nelabai aiškiai, nes labai dažnai žmonės nerimauja, kad kada čia tam žmogui atrašyti, ar už 5 minučių, ar už 5 valandų, ar po paros. Nes jeigu aš neatrašysiu ilgiau, tai vadinasi, aš tam žmogui atrodysiu, kad aš esu užsiėmęs, kad aš čia galbūt turiu kažkokių kitų variantų, o užbėgu už akių, kad turėti kitų variantų yra sveika ir naudinga. Tai nesiparinkit jūs dėl to atsakymo greičio ir atsakymo laiko, nes jūs kreipiat dėmesį visiškai ne ten, kur reikia. Svarbiausia yra, kiek tas pokalbis yra įdomus, o jeigu yra pokalbis yra įdomus, tai aišku, kad kaip tik noris tam žmogui atrašyti, atsakyti, bet lygiai taip pat ir nesijaudinkit, jeigu jūs ten kokias 5 valandas dirbat ir negalėjot atrašyti. Tai irgi nepulkite į pasiteisinimus, kad oi, atleisk, sorry, aš čia dabar dirbau, tikiuosi tu nepagalvojai, kad čia jau tu manęs nedomini. Tai nesijaudinkite dėl atsakymo greičio, jeigu tas pokalbis yra įdomus, nes jeigu tikrai jūs tą žmogų dominsit, savo pašnekovą ar pašnekovą dominsite, tai kitas žmogus taip pat eis į tą pokalbį ir stengsis tą pokalbį su jumis palaikyti. Ir kitas dalykas, neikite į pasiteisinimus, o jeigu padarėt kažkokią, pavyzdžiui, netakto klaidą, sakykit: atsiprašau, aš supratau, šito nenaudosiu, čia tiesiog buvo mano tokia netakto klaida, aš supratau. Ir važiuojate toliau, pasičiatinot ir frazė gali būti, kad dar
patarimas, kaip ten tą pasimatymą suderinti. Jeigu jūs esat vaikinas, tai moterims tikrai patinka vyrai, kurie turi planą. Tai tiesiog pasiūlot laiką, vietą ir sakot, kad aš čia žinau, vat, skanią vietą, skanų restoraną, ar tau tiktų tada ir tada, tuo ir tuo metu, ar tu būsi tada laisva. Ir viskas, ir žiūrit, ką jums atsakys ta moteris. Dabar vis dėlto duosiu ir manipuliacinę techniką, kuri pakankamai gerai veikia. Jūs turite veidrodžiuoti žmogaus atsakymo greitį, jeigu jau norite pamanipuliuoti. Tai yra, jūs rašot greitai, matot, kad jinai atsakinėja po 3 valandų, po 3 dienų. Naudokit tą patį intervalą, nesuklysit. Jeigu jau norit manipuliacinės technikos, jinai labai gražiai veikia. Tai yra sukurti simetriją bendravimo, nes labai yra durnai, kai jūs atsakinėjat greitai, o jinai atsakinėja labai lėtai. Perskaito žinutę ir pats sako pusės dienos ir taip toliau. Šiaip tai yra negeras ženklas, bet tada jūs irgi galite pereiti prie to, bet žinokit, dažniausiai tokie dalykai prie gero nepriveda. Bet jeigu jau norit, išlaikyti simetriją galima. Dabar paskutinis klausimas o jei man gerai pačiam su savimi, reikia galvoti laikas pasimatymui. Ne. Jeigu nori, eini į pasimatymus, nenori, neini. Nėra taip, kad santykiuose geriau arba blogiau. Jeigu geras su savim ir nėra traukos į pasimatymus, nereikia ten eiti. Tai ar nieko nedaryti ir laukti, kol jinai pati atsiras. Laukti iš karto sako, kad tu vis dėlto nori. Tai nori, tada eik į pasimatymus. Nieko nedaryti ir norėti, tai yra durniausias reikalas. Tiesa, primenu, dabar taip, nesudėsit laikų. Jums nesiseks pasimatymuose. Ir jums reikės 10 seansų pas Simoną. Todėl geriau uždėkit laiką o pas Simoną kreipkitės, turėkit omeny, jinai yra moterų atstovė, vyrai. Ir jinai labiausiai gali padėti jum vyrai visą tą strategiją susidėlioti nuo A iki Z, patarti, pravedinėti. Todėl informaciją matot, pažinčių treneriai LT, kreipkitės ir jinai jums padės greičiau visą tai praeiti. Taip, pabandau išmesti klausimą, bet nebūtinai Simona mes atsakysim, gerai? Taip. Bet ar tai neapgaudinėjimas žmonių? Priklausys dabar jūsų ir paskui atrodys normalus ir protingas. Žiūrėkit, ką bedarysit, tai yra patirtis. Svarbu išlaikyti žmogiškumą, paprastumą, išmokti pamatyti manipulacijas, išmokti pačiam pamanipuliuoti. Bet žinokit, manipuliavimas išmokti manipuliuoti yra tik tai tam, kad atpažinti manipulacijas. Ne tam, kad manipuliuoti žmonėm, provokuoti žmonės ir taip toliau. Pasimokytų dalykų reikia tam, kad paskui neužsirauti ant tų variantų. Simona, tai ar jau pabaigiai ir mes šiandien baigiam per valandą? Susisukom. Ar ne? Jo, įtilpam į laiką. Tai taip, tai aš sakyčiau, kad nereikia sudemonizuoti dabar irgi kažkokiu tai dalyku, kad tų manipulacijų tikrai nereikia sudemonizuoti. O kitas dalykas, tai dar kartelį pasikartoju, kad mes su Šarūnu mokinam draugystės elemento ir tų manipulacijų naudojimo kaip teigiamo dalyko. Nes svarbiausia yra, su kokia jūs intencija einat į kitą žmogų. Ar jūs norit iš jo, kaip sakant, apgaulios būdu kažko išsiviliuoti, nes yra labai daug moterų mokyklų, kur mokina susirasti turtingus vyrus ir jos apsukinėti aplink pirštą tų manipulacijų būdu. Mes su Šarūnu esam už tai, kad tas tokias mini nekaltas manipulacijas, kaip pavyzdžiui, atrašinėjimo greitis, ar ne, panaudoti gražiam draugystės elementui ir žmogaus pažinimo elementui. Arba pasižiūrėti, ar kitas žmogus nenaudoja to dalyko prieš jumis. Tai nes tada kam yra reikalingi vedliai, kam yra reikalingi coacheriai. Jie yra kaip tik reikalingi tam, kad žmogus tuos dalykus žinotų, kad žmogus tuos dalykus pažintų
ir naudotų juos sau gerais tikslais. Gerai, mano katinas reikalauja į lauką, aš jį prispaudžiau su kėde, užkniaukę girdėjot greičiausiai eteryje. Tai viskas, rimti reikalai laukia socialiniam mano gyvenime, išleisti katiną į lauką, susitiksim kitais kartais, jeigu kažkam iš vyrų reikia pagalbos praeiti greičiau tam tikras pamokas, prašau į Simoną ir susitiksim kitais kartais. Iki visiems. Ata.